Sveiki, šiandien grįžtame į Filipinus. Aplankysime gražiausius Bohol salos kampelius, šokoladinės uolas, ryžių terasus, urvus ir paplūdimius. Delicious. Yeah. Susipažinsime su keista salos gyvūnyje ir nosį riečiančių žuvų turgumi. Lauksiu jūsų paspaustą laiką ir važiuojam. Nusipirkau štai tokį gražų drakono vaisių. Vietoje auga, labai knieti paragauti. Štai persipyvau, pažiūrėkit, koks gražus. Ryškiai raudonas. Su šaukšteliu. Ragausiu. Štai kaip gražiai atrodo. Yra dviejų rūšių, balti ir violetiniai. Tai šitas daug saldesnis. Be galo sultingas. Kaip skaniausi, natūralūs ledai. Labas rytas, sėdžiu pusryčiauju šiandien. Pakankamai tradicinius tokius viešbutinius pusryčius, ananasas, dešelė su kiaušiniais. Dešelė šiaip labai įdomios. Netgi salstelna. Na ir jūra už manęs. Žydra, graži. Ant tilto pakeliu į didįjį miestą yra žuvų ir jūrų gėrybių turgus. Einu pasižiūrėsiu, kokių pardavinėja. Gali būt, kad pagauta daugybė bus ir upėje, tiek jūroje. Vietiniam iš tikrųjų patinka, kad ateina kažkas tai iš kito pasaulio atvykėlis. Ir jie šiek tiek patfilmuoja, pabendravę su jam, paįvairina dieną. Žinot, kiek kainuoja šviežio tuno kilogramas? Tik 4 eurai. Gali išdarinėti, atriekti didelį gabalą filė. Vakar beje buvau sustojęs šiame turguje, kai važiavau su motoroleriu. Tai buvo vidurys dienos. Tai turgus buvo susikrovęs savo daiktus, nes sakė, mes ilsimės. Ir nuo 3 dienos vėl iš naujo pradeda dirbti. Tai šiuo metu yra 10 valandų ryto. Bohol žuvies turguje parduodamas įvairios šviežios jūrų gėrybės. Žuvis, krevetės, aštuonkojai, kalmarai, krabai ir net egzotiškesni laimikiai, tokie kaip jūro ežiai ir moliuskai. Žvejai dažnai atneša savo laimikį tiesiai iš jūros, o tai reiškia, kad produkcija yra itin šviežia, dažnai sugauta vos kelias valandas prieš parduodant. Turiu puikią galimybę paragauti šviežių jūrų gėrybių, kokių galbūt nerasiu kitur. Kai kurie gyviai gali būti neįprasti vakariečiams, bet labai vertinami vietos gyventojų. Tai galimybė atrasti naujus skonius ir sužinoti daugiau apie filipinietišką gastronomiją. Bohol žuvies turguje yra ne tik vieta prekybai, bet ir vietos bendruomenės gyvenimo centras. Vietiniai žmonės dažnai čia ateina apsipirkti, bendrauti ir aptarti dienos įvykių. Daugelį žuvies turgų Bohol regione galima ne tik nusipirkti šviežios žuvies, bet ir paprašyti, kad ją vietoje paruoštų. Kai kurie turgus siūlo galimybę pasirinkti norimą žuvį, kurią vietoje paruoš keptą, virtą ar griliuje. Tai vadinama paluto. Labai populiari paslauga Filipinuose. Šį kartą išbandysiu vietinę kulinariją, šviežią grilintą kalmarą su įvairiais filipinietiškais prieskoniais. Gerai, kad nemoku jų vietinės kalbos, nes turbūt iš manęs juokės. Iš tikrųjų labai daug kur juokauja visą laiką. Matosi, labai linksmi filipiniečiai žmonės. Gera aplinka, malonu keliauti, kuomet visi myli, visi šypsos ir juokiasi. Kuomet Afrikoje keliauni, tai vaikeli, ten geriau net netrauk kameros. Nes pirmas arba atims, antras gausi kaulus, trečias prancūziškai, kai pradeda varyt, visą pyktį išlieja per savo gyvenimą, kurį sukaupė ant manęs. Pamėginsime grilinto kalmarą. Atrodo labai sultingas, ir kvapnus. Labai minkštas, labai geri prieskoniai, šiek tiek salstelna, pasakiškai grilintas kalmaras. Valgau su keptais
česnakiniais ryžiais. Štai šioje vietelėje Pangalao saloje galima pasnorkelinti. Tai išsitepiau gerai kremų, kad nenudegti ir bandysim. Nemažai žmonių, skaidrus vanduo. Reikia nusisamdyti būtinai gidą vedlį snorkelingui. Kainuoja $1,5. Aišku, kainas visas labai geras, bet šiaip nelabai jie čia reikalingi. Šiaip būtų smagu pasnorkelinti ir vėjo. Lendu į urvą maudytis. Iš paplūdimio, kur karšta, dabar turėtų būti vėsu. Nusileidau žemyn į šį urvą, olą. Žiūrėkit, kokia jinai graži. Ir įsimaudysiu. Jaučiasi vėsuma, tokia nėra taip karšta kaip viršuje. Labai įdomi vieta. Hinagdanan urvas yra kalkakmenio formavimosi pavyzdys, kuris susidarė prieš milijonus metų dėl erozijos ir kalnų veiklos. Jame galima pamatyti įvairias kalkakmenio formacijas, įskaitant stalaktitus, stalagmitus ir druskos kristalus. Urvo viduje yra mažas, natūralus ežeras, kuriame aš būtinai išsimaudysiu. Šis ežeras suteikia urvui, sakyčiau, paslaptingą ir egzotišką atmosferą. Labai įdomi vieta ir vietiniai berniukščiai šokinėja, nors ir nesaugiai, bet jie žino, kur akmenys dugne. Aš nešokinėsiu, bet atsigaivinti man buvo labai gera.
su tokiamis įspūdingomis velnio urvo lubomis. Pietų metas einu į plaukiantį restoraną. Bufetas, žiūrėsime, tokį pavaišinti. Makaronai, desertai, krabeliai, kiaulienai, įvairiausios salotėlės. Iešmeliai, žuvelė. Štai, mažas laivelis išstumia mūsų laivą. Pavalgius galima pasigrožėti gamta. Labai gražiai apžėlus upė, įvairiausiamis palmėmis. Tiesiog neįžengiamos džiunglės aplinkui. Žmonių nemažai laive, maisto daug, šiek tiek šurmulė yra, na bet gamta vis tiek labai graži. Laivas sustoja džiunglių vietelėje, kur vietiniai sukūrė naują gentį. Toks turistinis dalykėlis, vis tiek gražu pasižiūrėti. Viskas padaryta iš palmių lapų, iš medžio, lankai, strėlės, įvairiausia genčių įranga. Nuotraukose tai gražiai atrodo. Bohol yra viena iš Filipinų provincijų, esanti Vidurio salose. Ji žinoma dėl savo natūralaus grožio ir turtingos kultūros. Provincija pasižymi kalvotų kraštovaizdžių, džiunglėmis, upėmis ir paplūdimiais. Vienos iš pagrindinių Bohol įžymybių yra šokoladinės kalvos – Chocolate Hills. Tai unikali geologinė formacija, kurioje yra daugiau nei 1200 simetriškų kalvų. Šios kalvos žiemą būna žalios, tačiau vasarą išdžiūsta ir tampa rudos, primindamos šokoladą. Šis fenomenas, kai žalios kalvos tampa rudomis, suteikia jiems pavadinimą ir padaro jas dar labiau išskirtinės. Šios kalvos yra svarbios ne tik dėl savo estetinės vertės, bet ir dėl savo vaidmens ekosistemoje. Aplink Chocolate Hills esančios teritorijos apima įvairias ekosistemas, kurios yra namai vietinėms gyvūnų ir augalų rūšims. Oras šiek tiek prastokas. Matomumo mažai, nes užslenka debesis nuolatos. Iš tikrųjų labai graži vieta būtų. Ir visur horizonte, kiek matai, tai šokoladinės kalvos. Na, gal atvyksiu dar kartą, kai bus geresnis oras.
Ryžių terasos Filipinuose yra viena iš įspūdingiausių žemės ūkio ir inžinerijos pasiekimų ir jos dažniausiai laikomos kultūriniu ir istoriniu paveldu. Šios terasos yra unikalios savo dizainu ir yra žinomas dėl savo estetinio grožio ir praktinės reikšmės. Ryžių terasos yra ne tik žemės ūkio objektai, bet ir svarbi filipiniečių tautos kultūrinė ir dvasinė paveldo dalis. Jos atspindi tradicinį žemės ūkio metodą ir bendruomenės sugebėjimą dirbti kartu, siekiant bendro tikslo. Šiuo metu terasos ruošiamos apsodinimui. Lietinguoju sezonu ploteliai užliejami vandeniu ir po truputėlį sodinami ryžių sodinukai. Stebiu filipininius ilgakulnius. Tokie maži žvėreliai turbūt delno dydžio ir pakankamai sunku įžiūrėti. Dažniausiai pasislėpia po lapais, tūno, snaudžia. Nežinau, ar aš jį žvelgiu, ar į mane žvelgia filipininis ilgakulnis ir jo didelės keistos akys. Joks kitas žinduolis neturi akių, kurios lyginant su kūnu būtų tokios didelės. Įdomu tai, kad ilgakulnio smegenys mažesnės net už vieną jo akį. Be to, jo akis akidobėse nesisukioja, tad gyvūnėlis visada žiūri tik į priekį. Ar tai trūkumas? Tikrai ne. Ta kompensuoja lankstus kaklas, leidžiantis pasukti galvą į abi pusės po 180 laipsnių. Taigi, apsukęs galvą jis gali puikiai matyti už savęs. Didelės akys padeda jiems gerai matyti tamsoje, nes tarsieriai yra naktiniai gyvūnai. Jie yra plėšrūnai ir jų dieta dažniausiai sudaryta iš vabzdžių, o kartais ir mažų gyvūnų, tokių kaip pelės, paukščiai ar net maži ropliai. Jie medžioja naktį, naudodami savo puikią klausą ir regėjimą. Gerai šokinėja ir gali atlikti didelius šuolius iš medžio į kitą medį. Ilgakulnio priekinės galūnės puikiai pritaikytos laikytis už plonų šakelių. Jo pirštų pagalvėlės yra raukšlelių, kurios kaip padangos protektorius padeda geriau įsikabinti. Net miegodamas šis gyvūnas turi tvirtai laikytis už medžio kamieną. 1997 Filipinų valdžia ilgakulnį paskelbė itin saugotinų gyvūnų, todėl draudžiama jos medžioti, niokoti jų gyvenamas vietovės ir net laikyti kaip naminį gyvūnėlį, o juk filipiniečiai labai mėgsta laikyti egzotinius gyvūnus namie. Filipinų amatai atspindi šalies turtingą kultūrinį paveldą ir įvairovę. Nuo tekstilės gaminių iki medžio drožinių ir keramikos. Filipinų amatai yra įvairūs ir turi gilias istorinės šaknis. Amatai yra ne tik estetiški, bet ir funkcionalūs, atspindintys vietos kultūrą, tradicijas ir bendruomenių gyvenimo būdą. Jie yra puikus būdas pažinti Filipinų istoriją, taip pat prisidėti prie vietos ekonomikos ir amatų išsaugojimą. Do you like it? Yeah. It tastes like green peas and the other side is like peanuts. So it's like a chips. Delicious. Yeah.
Šiandienelė karšta, radau kokosų pardavėją, tai už 80 euro centų pardavinėja kokosus ir labai daug skysčio viduje atsigersi. Ačiū, kad kartu keliavote Bohol saloje. Tikiuosi buvo gražu, skanu ir įdomu. Lauksiu jūsų paspaustos prenumeratos ir susitiksime kitoje dalyje. Plauksime į naują salą. Iki.